televizijos laidos Krepšinio pasaulyje antrąją dalį mes tęsiame iš Olimpiečių šlovės alėjos, kuri yra rengta Vilniuje šalia Siemens arenos. Ir čia net 6 mūsų krepšininkai puikuojasi. Na ir noriu Jums priminti, kad 2010 rugsėjo 12 Tarptautinė krepšinio federacija į FIBA šlovės muziejų įtraukė naujus krepšininkus ir trenerius, kurie davė daug pasaulio krepšiniui. Tenai įrašyta ir Arvydo Sabonio pavardė, mūsų Europos olimpinių čempionų, ir įdomiausia tai, kad Arvydas Sabonis, dar neturėdamas nei 18, pirmiausia tapo pasaulio čempionu. Tai buvo 1982 metai, labai senai. Iš Kolumbijoje vykusių pasaulio krepšinio pirmenybių į Kauną atkeliavo net 3 aukso medaliai. Juos parsivežė Sergejus Jovaiša, Voldemaras Chomičius, Arvydas Sabonis. Treneris Vladas Garastas. Didis džiaugsmas visiems sporto mėgėjams. Respublikinio kūno kultūros ir sporto komiteto pirmininkas Zigmas Motiekaitis padėkojo visų vardu pasaulio čempionams. Buvo pagerbti visi pirmieji treneriai, visi padėję ugdyti krepšinio pamainą. Europos jaunimo krepšinio čempionato aukščiausius apdovanojimus parsivežė Ingrida Reinikova ir Šarūnas Marčiulionis. Paskutinis momentas, aišku, kai jis metė amerikietis, nepataikė. Ir sakau, aš negaliu patikėti, kad jau viskas baigėsi, ta pati paskutinė sekundė. Ko dabar norėtumėt? Valgyt norim dabar. Lietuviškų cepelinų. Kai Siemens arenoje šią vasarą Lietuvos 18-mečių rinktinė iškovojo Europos pirmenybių auksą, nugalėtojams medalius įteikė ir Arvydas Sabonis. Pamenate? Taip jau sutapo, kad būtent jis užkabino medalį ne tik savo sūnui Tautvydui, bet ir Jonui Valančiūnui, mūsų būsimajai Lietuvos krepšinio žvaigždžiai. Tada kažką Arvydas Sabonis pasakė Jonui Valančiūnui, tačiau iki šiol niekas nežino ką. Abu laiko paslaptyje tos žodžius. Tačiau galima nuspėti. Arvydas tikrai savo bosų pasakė, Jonai, tu žaisi NBA. Mes tikime, kad taip ir bus. Tačiau mūsų talentingų krepšininkų dar laukia labai daug išbandymų. Kaip ir daug išbandymų turėjo patirti Kęstutis Kemzūra, kol stojo prie Lietuvos vyrų krepšinių rinktinės vairo. Būtent Vilniuje jis 2004 metais treniravo Lietuvos Ryto komandą, buvo šios ekipos vyriausiojo trenerio. Iki tol dirbo su Jonu Kazlausku. Ir štai 2004 pavasarį nepasisekė jam. Lietuvos Rytas neiškovojo LKL aukso žiedų ir mūsų talentingas jaunas treneris turėjo palikti sostinę. Mes prižadėjom ir sirgaliams, ir patiems savo visų pirma, kad mes kausimės iki galo. Vėl tu galvoji, kad dar per anksti, ir dar nelaikas mums eiti pirmyn. Gal tu vėl abejoji pačiu savimi, juk abejoti mes galim visi, bet jei be kovos, be vilties... Truputį pasidžiaugsime, o po to vėl galvojam apie sekančius. Tada, kad mes esam kartu, bet taupom savo jėgas. Nu,
pasveikinti visus su geru reginiu. Yra tos svarbios rungtynės, kurias žaidži tą dieną. Nebenori tikėti niekuo, juk atrodo tiek dirbai, tiek idėjai jėgų. Ir vėl grįžti nuleidęs galvą namo, kad ledą ištirpdo, saulė kaitri, ištirpdo abejonės. Ir iš ryto keliai vėl visi. Kur trumpo ten trūksta. Aišku, norėjosi laimėti, nepasisekė, bet tai yra tik tai mūšis dideliam kare. Aišku, apmaudu dėl vieno, kad mes nė karto nelaimėjome, sakysim taip, bet būkim realistai, Žalgiris yra tikrai stipresnė komanda. Keturiasdešimtmetis Kęstutis Kemzūra puikiai vadovavo Lietuvos vyrų krepšinio rinktiniai Turkijoje. Ir po kiekvienos mūsiškio pergalės grupės turnyre, taip pat aštuntfinalyje, Lietuva džiūgavo, plojo ir džiaugiasi mūsiškio pergalę. Po to, kai mes nugalėjome Kiniją, pamatėme tokį vaizdą Rotušėje, Kaune. Vienas iš 5 mūsų nacionalinės vyrų krepšinio rinktinės naujoko palangiškis Renaldas Seibutis lygiai prieš 5 metus paliko gimtinę ir pradėjo žaisti Jono Kazlausko vadovaujamąją Pirėjo Olympiakos komandoje. Po to patyrė nugaros traumą, gydėsi ir 4 metus žaidė Ispanijoje. O štai dabar Renaldas Seibutis vėl sugrįžo gimtinin į Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Tikrai pasiilgstu Lietuvos, sakau, ypač paskutiniai metai buvo tokie sudėtingi, 9 mėnesius nebuvau Lietuvoje, tai sakau, grįžti čia ir malonu matyti ir draugus, ir tėvus, ir žodžiu sava aplinka, sava gamta, žodžiu, meilė tėvynei išliko iki šiol ir manau išliks visada. Ir turbūt visom 4 skubėjai į Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės, pirmiausia rezervinės, po to žinoma. Taip, kaip pasakyti, suprantat, visada malonu, kai įvertina, ar tai būtų vadinamoji rezervinė, ar Lietuvos rinktinė pirmoji, iki to, kaip sakoma, reikia daugti, bet malonu, kad bent jau pastebi, kad bent jau duoda tą šansą, o jau čia nuo tavęs priklausys, kaip toliau viskas vyks. Tai aš sakau, visada stengiuosi padaryti, kas nuo manęs priklauso ir žygiuoti toliau. Kad ir kur bebūtum, stengiasi atiduoti save. Ir čia tai buvo, yra ir bus, manau. Ačiū už kaip sakoma, parodytą dėmesį, visiems didžiausios sėkmės ir žiūrėkit, mylėkit krepšinį. Ir Renaldas Seibutis, ir jo kolegos, visi rinktiniai žaidėjai bei treneriai ir visa Lietuva su nerimo laukė, kaip Turkijoje baigsis pasaulio vyrų krepšinio čempionato ketvirtfinalio rungtynės Lietuva, Argentina. Ir štai vėlyvą rugsėjo 9-osios vakarą Kaunas, tikriausiai ir visa Lietuva, taip atrodė.
su pergale Lietuvą. Kas galėjo pagalvoti, kad mūsų vyrai šitaip žais pasaulio vyrų krepšinio čempionate ir sugebės įveikti net ir tuos stipruolius krepšininkus iš Argentinos. Sveikiname, džiaugiamės ir laukiame, kaipgi pasirodys mūsiškiai ketveriukyje. Ir tikime, kad kitąmet Europos vyrų krepšinio čempionate ta pati sudėtis taip sužais, kad mes turėsime ir aukso medalius, o ekipą naujoms kovoms ruoš ir naujasis fizinio parengimo treneris Evaldas Kondratavičius. Širdyje jaučiau, kad ta prasme irgi noriu dirbti šiuose pareigose ir, kaip sakyt, laukiu to savo laiko. Todėl sužinojęs tą, kaip sakyti, naujieną ir gavęs pakvietimą iš Kęstučio Kemzūros labai apsidžiaugiau. Tai yra atmosfera, treniruotės yra labai puikiai ir darbinga ir praktiškai nereikia nei vieno nei vyti papildomai, kad pirmin reikia dirbti dar kažką, visi dirba su noru ir tas, kaip man kaip treneriui, yra labai malonu. Lietuvaičiai, kaip sakyti, esame tokie daugmaž vienodo charakterio, vienodo, kaip sakant, to kraujo, todėl, nežinau, tiesiog malonu dirbti ir tokia jaučiasi ta vieninga tokia dvasia, lietuviška krepšinio dvasia. Saragos komandai Ispanijoje rungtyniaujantis krepšininkas. Ieško įvairiausių galimybių, įvairiausių savo žaidėjų, kurie galėtų atgaivinti žaidimą. Tai yra pati svarbiausia pergalė šiame pasaulio krepšinio čempionate. Ji reiškia, jog Lietuvos komanda tarp 4 stipriausių ir ji yra tokia, kad, na, tiesiog nėra žodžių, kaip tą pergalę reikėtų įvardinti. Laimingas pergalės, tai mes dainavau, iškėlęs dobiklus į dangų laikiau, nes nugalėtojų niekas nekeis, jos niekas nepaliks, viskas buvo seniai, ir ilgai ramiai gyvenai, savo jos kraujas vėl atsigaus, ir atsirauda man gero vietos. 2010 rugsėjo 12 sužinoję naujosius pasaulio čempionus ir prizininkus, mes lauksime susitikimų, naujų susitikimų su Lietuvos vyrų krepšinio rinktine. Ir būtent kalbėdami iš Vilniaus, šalia paminklo skirto Lietuvos krepšiniai, mes turime tokį štai pasiūlymą. Ar nereikėtų nuo šiol visus mūsų krepšininkus, pačius geriausius, jaunučių, jaunių, mergaičių, berniukų rinktines iškovojusios Europoje ar pasaulyje prizinės vietas pagerbti ir sutikti būtent čia, aikštėje prie Siemens arenos. Tai būtų lyg estafetis perėmimas, perdavimas ir didžiausia pagarba tiems, kurių pavardės įrašytus paminkle ir tiems, kurie kas 4 metai pateks į sąrašą pačių geriausių mūsų žaidėjų ir trenerių. Tad pagalvokime, ar nereikėtų mums čia dažniau susitikti. O mes su jumis susitiksime jau rugsėjo 19, 10 val. Ryto Sport 1 televizijoje. Iki pasimatymo.